Jei liga nėra labai toli pažengusi, dažniausiai ginekologas pacientės besiskundžiančias šlapimo nelaikymo fizinio krūvio metu siunčia pas kineziterapeutą. Gydant šį negalavimą konservatyviomis priemonėmis, tai yra ne operacija, labai svarbi yra speciali mankšta. Dažnai yra irgi rekomenduojama stiprinti dubens dugno raumenis, tai dabar šiuo metu yra labai populiarūs kegelio pratimai, tai yra valingi susitraukimai ir tarpvietės raumenų atpalaidavimas. Dažnai moteris būna paklausę, kaip aptikti šios raumenis ir kaip pajusti, ar aš juos, kaip sakant, dar turiu ir jie dar yra veiksmingi. Tai labai paprasta. Šlapinimosi proceso metu jūs tiesiog galite įtraukti tarpvietės raumenis, juos palaikyti, užfiksuoti, atpalaiduoti ir, kaip sakant, jeigu jūs juos turite, jūs juos iškart pajusite. Jeigu jums to nepavyksta padaryti, tai rekomenduočiau kreiptis į savo ginekologą. Pirmi du paprasti pratimai skiriami moterims, kurios tik pradeda treniruoti savo tarpvietės raumenis. Atsigulame ant nugaros, kojas sulenkiame per kelius, keliais laikome kamuolį, pėdos pečių plotyje, rankos nuleistos, juosmeninę nugaros dalį prispaudžiame prie grindų. Spaudžiam kelius ir palaikom keletą sekundžių. Atleidžiam, atsipalaiduojam. Antras pratimas – gulime toje pačioje pozoje, kojos pečių plotyje, ant platformos. Vietoj jos galime paimti keletą knygų ir žurnalų. Įtraukime tarpvietės raumenis, pakeliame dubenį į viršų, palaikome porą sekundžių, nuleidžiame, atsipalaiduojame. Dabar keli kėgelio pratimai. Gulime ant nugaros, delnus užkišame už juosmeninės dalies ir su nugara juos spaudžiame prie grindų. Įkvepiame, įtraukime tarpvietės raumenis, pakeliame dubenį į viršų ir palaikome porą sekundžių. Nuleidžiame ir atsipalaiduojame. Gulime ant nugaros, kojos pečių plotyje. Delnus užkišame už juosmeninės dalies ir su nugara juos spaudžiame prie grindų. Įtraukime tarpvietės raumenis, užlaikome. Ištiesime koją į priekį, porą sekundžių užlaikome ištiestą koją ir įtrauktus tarpvietės raumenis. Sulenkiame, atleidžiam, atsipalaiduojam. Pratimus yra rekomenduojama daryti 6-10 kartų per dieną, 15-24 savaitės. Pratimų efektą pajusite nuo 2 iki 4 mėnesių, jeigu intensyviai juos darysite, o šį pratimus rekomenduojama atlikti apie 6 mėnesius. Nėštumo metu pratimai yra rekomenduojami daryti ir po to rekomenduojama po gimdymo.